nėra vietos dėstyti ir reikia laukti eilėje. Kai ateina profesoriai, o mėgėjai arba studentai užsėdė vietas, tai gaunasi tokių konfliktų ir tiesiog pabaigoj darbo salėje nebūna oro, galva pradeda skaudėti nuo deguonies trūkumo. Todėl visada reklamuodami šeimos istoriją ir pastangą ją pažinti, nepamirškite, taip sakant, ir archyvo biudžetinių lėšų daugiau, kad jiems skirtų. Nes tikrai reikia išplėsti skaityklą ir naujus aparatus nupirkti. Aišku, daug ką sprendžia mikrofilmavimą. Mikrofilmus pagaliau galima persisiųsti. Čia jau valstybės ir valstybinių institucijų reikalas. Galima mikrofilmus kaip padauginti, persisiųsti iš vienos bibliotekos, iš archyvo į biblioteką. Daug ką sprendžia kaip meninimas dokumentas. Bet vėlgi, tai tekstas užsienio kalba dažniausiai ir tam įgūdžių reikia. Mikrofilmo tekstą skaityti vis dėlto yra sunkiau negu originalą. Ryškumas mažesnis. Be to, jeigu tu lapą atsivertęs pirmą lapą, tu matai knygos turinį, pavyzdžiui, jeigu tai dekanatinė knyga, tai paragų sąrašas pirmam puslapį, tai mikrofilmas dažnai būna susuktas atbulinė tvarka arba veidrodiniu būdu išverstas. Ir tu turi jį visą persukti, atrasti pirmą puslapį ir tada jau ieškoti reikiamos paragijos. Net ir perskaičius tekstą, rankraštis ir sunku suvokti terminologiją senovišką, jau ponia Irena minėjo. Nes mes neturime tų praeities socialinių ekonominių santykių ir visiškai pasikeitęs naujų kartų pasaulėžiūrą. Jei, pavyzdžiui, Kauno ir Vilniaus gubernijų bažnyčių metrikose vartojami tik 3-4 terminai asmens luomui nusakyti. Bajoras, valstietis, miestietis, ir vienkininkas, tai Užnemunėje buvusiai Suvalkų gubernijai, kur baudžiava buvo panaikinta dviem generacijom anksčiau, tokių terminų geras tuzinas. Ūkininkas, babilis, kantininkas, samdinys, tarnas, pagaliau dažnai minimas profesijos, kurių pavadinimo negali perskaityti. Pavyzdžiui, gontaršiai. Kas tai galėtų būti? Man atrodo, kad tai yra sklandengys, bet nesu tikras. Prašau? Taip? Arba gyvenamų vietovių nomenklatūra archyvinė. Jeigu dabar mes turim tik miestus, miestelius ir kaimus, tai 19 amžiuje galime sutikti Akalytą, Myzą, Zastieną, lietuviškai Užusenis, Tartak, ypač prie Lenkijos sienos daug Tartako, Adnostėlėje. Ir kas yra Cesarka, iki šiol nežinau. Žodynę radau, kad tai yra perminė višta. Bet man atrodo, kad yra akmenų skaldyklos. Mirties metrikose yra nurodyta mirties priežastis. Tai tikriausiai dar vienas paskatinimas, kodėl verta žinoti protėvių genealogiją, nes mes esame to genų paveldėtojai, dėl ko jie mirė, kiek jie gyvena. Ir tų mirties priežasčių gana sunku interpretuoti. Tų pavadinimų kaip Gumbas arba Čechotka, reikšmė gali būti visai pasikeitusi dabar. Galbūt tai yra vėžys ir džiova, bet prisimenu, kad žmonės kalbėdavo, kad džiova sirgdavo tik miestuose. Tuo tarpu daug labai atvejų, kuomet sutinku, kai kaimuose mirties priežastis yra Čechotka arba Suchotka kitose.
Vertimė Radžiova. Ar aš neužliuktau per daug laiko? Ne, turiu. Prašau. Geriau pradėti. Kita sritis, kurią reikia išmanyti darant paiešką, yra istorinė geografija. Dažnai šaltiniai yra randami archyve pagal anuometinį teritorinį administracinį suskirstymą. Sudarant medį reikia atsižvelgti ne tik į kelis kartus pakitusias valstybių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, Rusijos imperijos ir Lietuvos bei Lenkijos Respublikų sienas, bet ir apskričių ribas bei parapijų ribas. Pavyzdžiui, 1843 metais iš Vilniaus gubernijos buvo išskirta Kauno gubernija, įskaitant ir viduje esančią Kauno gubernijoje esančią Šiaulių apskritį. To padalinimo dėka daug apskričių ribų keitėsi. Jei Šiaulių apskrities ribos atrodo nesikeitė, tai Ukmergės ir Švenčionių ir siena, ir Kauno, ir Trakų apskričių siena labai žymiai pasikeitė. Ir, pavyzdžiui, ieškant tose apylinkėse protėvių, pirmam laikotarpiui galim Punios bažnyčią, pavyzdžiui, arba Daktūniškio bažnyčią, pirmam laikotarpiui senesniam jinai bus Kauno apskrityje ir Kauno dekanate. O po 43 metų jau jinai bus jau Trakų dekanate ir apskrityje. Be to, ypač sudėtinga situacija susiklostė perskėlus per pusę Nemuno miestus, kurie Nemuno kranto buvo, Alytus, Punia ir panašiai. Pusė gyventojų, atsirado dvi parapijos iš principo. Ir kai žmogus pasako, kad aš iš Alytaus, proseneliai, tai dar neaišku, kurioj pusėje Alytaus jau ieškoti reikia. O tai yra visai skirtingi archyviniai fondai. Vienoje pusėje yra Suvalkų vyskupija, o Lomžos vyskupija, kitoje pusėje Vilniaus vyskupija. Ir tai papildomas sudėtingumas vadinamasis laiko. Kita vertus, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės palikimas ir buvusios administracinės sienos kartais nusveria labai naudingai mūsų šalies tyrėjų naudai. Mes Lietuvos valstybės istorijos archyve turime daugelio dabartinės vakarų Baltarusijos 19 amžiaus pradžios bažnyčių metrikas bei bajorų ir valstiečių surašymo knygas. Pavyzdžiui, dabar skaitau Gardino dekanato metrikas ir Ratničios, kuri yra prie Druskininkų, prie pat ir gretimos parapijos Pervalko, kuri jau dabar yra Baltarusijoje. Knygos yra skirtingose dekanatuose ir atrodo čia tik tai 3 kilometrai vienas nuo kito, bet reikia skirtingas knygas užsakyti. O knygų perskaitimų per dieną kiekis yra ribojamas. Archyvai išduoda 10 knygų per dieną. Užsakymas gali būti tik tai kitai dienai. Tai jeigu tu nepataikai, aš linkstu prie tai pasakyti, kad jeigu tu nepataikai užsakyti reikiamą bylą, nežinai tos istorinės geografijos, tu gavai bylas, o jos tai tau netinka. Tai ten nėra tos parapijos, kurios tau reikia. Tai reiškia, tu 2 dienas jau praradai. Jei tu atvažiavęs iš kito miesto į Vilnių, tai 2 dienas, aš nenaudoju.